Sveiki dar kartą, brangiai. Malonu vėl turėti progą dalintis, turėti progą bendrauti. Ir šiandien mes kartu su Audriumi, mano draugas, Aleliuja pastorius iš Kauno, bažnyčia Naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Tai yra nuostabi gyva bažnyčia, kurioje skleidžiamas žodis, pažinamas Dievas ir tai yra nuostabu, tai yra svarbiausia. Tai yra iš tikrųjų tai, kas mus traukia, veda. Ir šiandien mes kalbėsim tą pačią temą, kalbėsim toliau apie tai, kas yra 4K formato bažnyčia. Ir pirmiausia, kalbėsim apie tai, kaip mes atėjom link to. Kiekvienas iš mūsų turim tą istoriją, kiekvienas iš mūsų tiek aš, tiek Audrius ir ne tik mes, bet šiandien mes dviese kalbėsim, tai pasidalinsim, kaipgi taip gavosi, kad Dievas atvedė prie to apreiškimo. Jo, viskas mūsų gyvenime eina palaipsniui, mes einam tą šventėjimo kelią, kaip jūs žinot. Mūsų dvasia yra tobula, kadangi mes esame išgelbėti, mes esame priimti Dievo vaikai, bet mūsų siela eina keitimosi keliu. Taigi, nei vienas negimsta užaugęs, visi eina ir auga palaipsniui. Taigi, ačiū Dievui, kad nėra jokio pasmerkimo, kad nėra jokios kalties, iš Viešpaties Niekada Dievas toks nebuvo, niekada mūsų nekaltino, niekada mums nepriekaištavo ir negazdino. Dievas myli, jisai vakar, šiandien ir per amžius yra meilė, visada tai buvo ir visada tai bus. Ir ta savoka, supratimas, kad Dievo namuose negali būti baimės, negali būti konkurencijos, negali būti pastovių kaltinimų, manipulacijų. Tai yra visiška tobula tiesa. Ir kelias prie to buvo netrumpas, buvo gan ilgas. Tai aš perdodu žodį mano nuostabiam draugui, Audriui. Kaipgi, Audriau, tave palėtė šitas apreiškimas, kaip tu tai matai, kaip iš tavo istorijos taip pat tai atrodo. Sveiki, brangieji. Malonu būti su jumis ir dalintis, kas tai yra 4K ir pirmiausiai norėčiau pasakyti, kas tai yra. Tai yra apreiškimas, kurį asmeniškai gavome iš Viešpaties. Ir tai yra pakankamai stipru, jeigu užduotumėt klausimą, galbūt tai yra naujas kažkoks judėjimas, atėjęs iš kažkur, iš užsienio ir kažkoks galbūt dėdė pamokinės ir panašiai. Ne, tai gimė čia Lietuvoje, čia gimė kalbant apie Dievo malonę, kalbant apie bažnyčią ir kaip Marius paminėjo po to klausimą, kaip tu įsivaizduoji bažnyčią. Šventoji dvasia ir davė tas pirmiausiai 3K raidės, į kurias po to ir gavau atsakymą. Bet tai, brangiai, yra susiję su praeitim, su gilia praeitim ir su išgyvenimais, patirtim ir išgyvenimais. Ir pirmoji, be kaltės. Tai nėra vien tik tai lozungai, žodžiai, bet tai yra teologija, tai yra tai, ko mes tikime santykėje su Dievu. Ir yra praktika, kurią taikome savo tarpusavio santykiuose su kitais tikinčiaisiais. Tai jeigu žiūrėti ir atsakyti į Martino klausimą dėl praeities, tai pirmas, be kaltės tai yra susijęs su teologija. Aš pats 28 metai, kai evangeliniai bažnyčiai ir tarnauju kaip pamokslininkas, susidūriau su klausimais, į kuriuos aš norėjau pats gauti atsakymus, nežiūrint to, kad pamokslavau ir mokinau kitus. Ir tai yra susijęs su teologija, kurios centras, akcentas arba taikinys yra asmeninis šventumas. Ir vienas dalykas yra kitus mokinti, kitas dalykas, kada pats susiduri su nuodėmės klausimu, praktika savo asmeninėme gyvenime ir kaip su ją tvarkytis. Ir čia aš savo patirtį atradau tam tikrų dalykų, kurie neatsakė į mano klausimus arba su problema, kaip viskas yra krikščionių gyvenime, kaip yra viskas mano gyvenime. Ir vienas iš tų klausimų, kaip man tvarkytis su kalte. Ir
kiti du dalykai. Kontrolė ir konkurencija yra susijusi su sistema bažnyčioje, su struktūra, kadangi vyresnysis pamokslininkas užimi tam tikras, sakykime taip, pareigas, neši tam tikras atsakomybės. Yra kiti tarnautojai, yra vyresnėjai pastoriai, yra kiti diakonai. Ir va tie santykiai iš šitos teologijos ir, kaip pasakyti, davė tam tikrus vaisius, tam tikrą trintį, tam tikrus nesutarimus dėl tarnavimo vietos, padėties, pozicijos arba būdo. Ir šitie dalykai, kaip pasakyti, irgi skaudžiai išgyventi. Tai galbūt taip. Jo, turbūt daugelis iš jūsų išgyvenot būtent tą patirtį, kada mes atgimstam iš aukšto, mes atbėgam pas viešpatį, jo, džiaugsmingi, laimingi, aišku, viskas atrodo keičiasi, viskas kitaip ir daug kas nesuprantama, bet vidus perpildytas džiaugsmu. Ir mes bėgam į bažnyčią, bėgam laukdami kažko ypatingo, kažko tokio pat nuostabaus kaip ir pats viešpats. Ir dėja, labai dažnai mes susiduriam su gąsdinimais, su kontrolė, su manipulacija, su visokiausiais neigiamais dalykais. Ir ateina baimė, ateina neviltis. Atrodo, tu atradai tai, kas amžina, tai, kas gera ir kaip raštas ir sako, jo, kad Dievo gailestingumas veda į atgailą. Jo, tai mes atėjom ne dėl to, kad Dievas piktas, ne dėl to, kad Dievas galingas, ne dėl to, kad Dievas visagalis. Bet mes atėjom dėl to, kad jis maloningas. Jis atleido mano ir tavo nuodėmes, jis atleido mano ir tavo kaltes, jis pasiėmė visą rūstybę, jisai užkrovė ant Jėzaus, o ne ant manęs, už mano nuodėmes. Ir kada mes ateinam į bažnyčią, mes laukiam panašių dalykų, kažkokių kitokių santykių negu pasaulyje, laukiame kitokių kažkokių tai organizavimo būdų negu pasaulyje, bet dėja labai dažnai susiduriam su tom pačiom schemom. Ir mano patirtis irgi apie tai kalba. Aš turėjau daug nevilties. Kažkaip Dievas padarė taip, kad nuo pat atgimimo teko susipažinti su daugeliu lyderių. Teko pamatyti ne vieną bažnyčią, netgi denominaciją su jos vidaus ūkiu, kaip viskas vyksta, kaip vedamas šitas laivas, galim taip sakyti, jo bažnyčia kaip laivas, bažnyčia kaip denominacija, denominacija kaip laivas, jo, jeigu ir yra kapitonas, ir ten daug padėjėjų, tai kaip tai vedama ir buvo daug nesupratimo, buvo daug neaiškumo, kaip taip gali būti, kodėl mes matom tokius grinai, tokius kūniškus dalykus, kai žmonės gąsdinami, žmonėmis manipuliuojama, labai daug finansinių tokių mamonas išraiškų, galim sakyti taip. Tai tokia buvo ir mano patirtis, kai atsidūriau vienoj bažnyčioj, kai įtikėjau ir mačiau šitą stagnaciją, šitą tokį, nekrikščionišką šiandien aš galiu pasakyti, požiūrį į valdymą, požiūrį į struktūrą, požiūrį į tvarką. Tai pažadino ieškoti, tai pažadino gilintis į raštą, tai pažadino domėtis, melstis. Ir ačiū Dievui už mūsų viešpatį, kuris parodo, iš tikrųjų, kuris duoda atsakymus. Todėl jeigu jūs šiandien neturit kažkokio tai atsakymo, tai neužsiciklinkit. Žiūrėkite į jį, žiūrėkite į tą nuostabų paveikslą ir Dievas atvers viską. Dievas viskam duos savo laiką ir paaiškinimą, kad suprasti tą ar aną dalyką. Tai gal daugiau tada kažkokių detalių mums pasidalinti, kaip tu, Audriau, manai? Detalė, gal toks padrasinimas būtų, nežiūrint tai, su kuo susiduri savo bažnyčioje ir su kokiais klausimais, padrasinimas yra visų pirmiausiai pasitikėti viešpačiu, pasitikėti jo žodžiu, ką sako tiesa. Ir tada šitie atsakymai ateina ir, kaip aš sakau, atsisijoja arba atsifiltruoja, kada susiduri su klausimais, kurie atneša kaltę
kurie atneša dalykus, kuriuos tu gali bažnyčioje kaip tarnautojas įvardinti, kad tai yra neteisinga. Ir supranti, kad greičiausiai Dievo charakteris nėra toks ir jis nesielgia taip. Ir tada, kada užduodi šitos klausimus visoje šitoje sistemoje, visuose tuose nesusipratimuose arba nesusikalbėjimuose ir dėl tos tokios kaltės, teologinės tokios kaltės atmosferos, gal net ir pasaulietiškumo, nežinau, vis tiek ateina teismai, ateina kažkokie tai vertinimai ir tie vertinimai, kada yra neteisingi, tada vėl darai išvadas vertinimą apie iš kur tai ateina. Iš kur tai ateina. Ir šventosios dvasios šitas apreiškimas tai ir reiškia, kad įmanoma ir tai yra Dievo valia gyventi, tarnauti be visų šitų dalykų. Štai kodėl vadinasi bažnyčios 4K formato. Tai lyg tai primena mums, einant jau čia į priekį žiūrint, arba taip dėl ko mes renkamės, kad mūsų vertybės yra tokios ir mes jų laikysimės. Tai reiškia, jeigu mes sakom be kalties, tai reiškia teologija arba supratimas malonės evangelija ateina iš Dievo žodžio. Ir tai yra be kalties, o visa struktūra, sistema, santykiai tarp tarnautojų, tai ir yra be konkurencijos. Nėra jokios konkurencijos, nėra jokio, ta prasme, kažkas svarbesnis, kažkas mažiau svarbesnis. Kiekvienas viešpatyje malonėje turi galimybę ir laisvę atsiskleisti su savo dovanomis ir sugebėjimais ir pasitarnauti vieni kitiems. Ne tik gali pasitarnauti pastorius, pamokslininkas, bet gali pasitarnauti kiekvienas iš mūsų. Jo, turbūt mes galėtumėm tada praeiti kiekvieną tą punktą, Audrius labai nuostabiai pasidalino, kas liečia kalties, tai grina teologija ir pirma rašto vieta, tai yra turbūt Romiečiams 8.1, kiekvienas iš mūsų gali perskaityti, ten tiesiai šviesiai parašyta, kad nėra kalties, nėra kaltinimų, nebėra, viskas. Jeigu tu esi Jėzuje Kristuje, jeigu tu esi gimęs iš aukšto, tai tu esi Jėzuje Kristuje, tu turi su tom sutikti. Tu negali šiandien būti Jėzuje Kristuje, o vakare kristi į kaltinimus. Taip negali būti, arba tu Jėzuje Kristuje, arba ne. Jeigu nesi Jėzuje Kristuje, tai atgimk į Jėzų Kristų. Ir nereikės būti kaltinimi. o jeigu tu jau Jėzuje Kristuje, tai atmesk tos kaltinimus, nes tau nėra kaltinimo. Kitos rašto vietos sako, kad pats Dievas mus teisina. Jis mus užtarė, jis mūsų užtarėjas, advokatas, galim sakyti, šiuolaikinė kalba. Tai kasgi mus kaltins, netgi taip tiesiai šviesiai pasakyta, tai kasgi mus kaltins, jeigu pats Dievas mus teisina. Tai yra labai svarbus punktas ir mūsų pagrindinė užduotis, brangieji, tai jūs padrąsinti, kad kur jūs bebūtumėt, jeigu jūs pažįstat Kristų, tai kibkite į jį, įsikabinkite visom jėgom, tikėkite Dievo žodžiu, Dievas jūs išves. Ir tiek Audrius, tiek aš, ir dar daug yra pavyzdžių, mums teko pajausti tą spaudimą, kada tu skaitai rašte, čiagi parašyta. Bandai paklausti, o tave kaltina. O tau sako, kad tu kažkoks kreivas, tu kažko nesupranti. Labai dažnai būna su įžeidimais, su asmeniniais kažkokiais įžeidimais, kas neturi nieko bendro su paklaustų klausimų. Tiesiog tu pradedi matyti, kad čia yra tiesiog kažkoks pyktis, kažkoks neaiškumas, kažkokia tamsa. Taigi, jeigu jūs atsidūrė tokio situacijoje, brangiai, žinokit, kad jūs esate ne vieni, jūs esate ne vienas. Pirmiausia, jūs esate su Kristumi, o tai yra jau pakanka, daugiau negu pakanka. O kitas dalykas, jūs turit galimybę susisiekti su mumis ir mes galėsime pabendrauti tais klausimais, galbūt patarnauti, padėti kažkokiais gal patarimais. Žinot, tie, kurie kažką jau praėjo, gali padėti kitiems pereiti per tam tikrus sunkumus ir kartu visada smagiau, visada drąsiau ir greičiau.